Meškiukas rudnosiukas, Bernardas Brazdžionis. Ten miške, kur eglės ošia, po pušim sena, buvo meškinas rudnosis, rudnosienė jo žmona. Ir turėjo jie meškiuką, rudnosiuką, kaip ir jie. Buvo jis dar be kelnyčių ir bėgiojo tik namie. Vakare, kai tėtis grįžta, kai visa šeima namuos, sėdi jis šiltam namelį, klauso pasakų mamos. Nors už durų švilpė vėjas, staugia vilkas už langų, rudnosiukui su tėveliais šilta, gera ir smagu. Šliumpu pumpu, rudanosis takeliu, reiks miške jam apžiūrėti 100 bičių avilių. Kad linksmiau būtų iškeliauti, palydės jį ir mama, rudnosiuką mažučiuką, sau ant rankų neždama. Tėti, sako rudnosiukas, daug medaus prikopinėk. Bitė, jei norės įgelti, šok iš medžio, bėk ir rėk. Ką man bėgti, ką man rėkti, man bitelė neįgels, stori mano kailinėliai, kur tik lys, ten įsivels. Iš medučio bus midučio, bus saldainių daug skanių, pavaišinsim daug svetelių, daug žvėrelių giminių. Pavaišinsim vilką pilką, šarką tarką, žvirbliukus, pavaišinsim, apdalinsim ir gerus žmonių vaikus. Nepasisekė rudnosiui pas pilkasias biteles, pusę žando jam sukando ir subadė rankeles. Vos įlindo jis į drevę, vos tik ims medaus ieškot, tuk, kažin koks kalvis, kad pradės akin kapot. Kad pradės kažkas į žandą, kaip su adatom badyt, nesuspėjo rudanosis nė labryt jam pasakyt. Nesuspėjo rudanosis nei sudie gerai ištart, kaip jį 100 bitinėlių ant šakos pradėjo kart. Bet kiškelis daktarėlis bėgo gydyt žvirbliukus, ir pamatė jis rudnosį, kabalduojant ant šakos. Ranką žandą jam aprišo, jodu patepė storai, o rudnosis tarė, ačiū 100 kart tikrai. Iš medaus nevirsi košės, iš medaus nebus dešros, tarė meškinas rudnosis, išsikapstęs iš ligos. 3 savaitės išgulėjo, raiščiai ant akių, o kiek karščio jis turėjo, 110 be 5. Riešutėliais tik maitinos, voverytės atneštais, cukrumi apibarstytais, saldžiampienė išvirtais. Mat, visas bites pardavęs, susikrapštęs pinigų, pirko ožką jis išvilko, seną, žilą, be ragų. Ožkelė, blogo žodžio negali žmogus sakyt, duoda pieno rudnosieniai po 2 puslitrius kasryt. Piene verda baravykai, ir košelė avižų, pieną maukia rudnosiukas. Net žiūrėti jį gražu. Pažadėjo rudnosiukui kartą grybų košės duot. Eik, jis prašo rudnosienę, eik mamyt man pagrybot.
Ir atsakė jam mamytė, vaikė, niekų neplepėk, negrybuoja, o grybauja. Taip kaip reikia, taip kalbėk. Šieną pjauna, morkas rauna, bulves kasa, tai žinok. O kol aš iš miško grįšiu, niekur neik, namus dabok. Pilnas miškas kiškių piškių, pilnas varnų, vanagų, jei nenori, kad pagriebtų, nekišk nosies iš namų. Tai mamytė, rudnosiukas tarė, neik tu, negrybauk, tu krepšelin kiški piški, varną, vanagą pagauk. Ne, kalbėjo rudnosienė, dar sustojus tarpdury. Varnos vanagai te skraido, mums ir grybai bus gerai. Kas ten rauda vidur girios, kas ten verkia? Net zylelės nusiminė ir geneliui net graudu. Ar ten briedžiai taip vaitoja, ar ten lapės, ar vilkai, ar kokie 6 sustoja, kaukia negeri vaikai? Ne briedžiai, ne vilkeliai, ne kokie vaikai 6. Tai meškiukas rudnosiukas, jį pažįsta mes visi. Tai meškiukas taip duduoja ant storųjų, rudnosiukas aimanuoja ant laibųjų, ai, baugu. Niekur neik, mamytė sakė, o jos nepaklausiau. Jei namo dabar negrįžiu, oi, dar gali būt baisiau. Meškiau, tarė voverytė. Cit, pakaks, nebeduduok. Aš žinau, kur gyveni tu. Naime, tik ranką duokš. Pilną krepšį baravykų rado girioje mama. Visą žiemai pridžiovinsim, tarė sūnui ji linksma. O meškiukas rudnosiukas, nedžiovinkim, sako, ne, kumpai, dešros ir ožiukai, tegu smilksta kamine. Tie ožiukai, kur 2 kojom, kur bėgioja be ragų, tie ožiukai, kur kankina, daug neklaužo 2 vaikų. Kai pasvils jų ilgos barzdos, kai pabliaus jie mekeke, kiek tik kojos neša mausie, pasislėps kur nors miške. Baravyką pasodinkim, kur kamputė ant grindų, gal per naktį šauks iš vieno, man baravykiukai 2. Ėmė juoktis rudnosienė. Pats grybukas tu esi. Kai tave aš pasodinsiu, man meškiukai rudnosiukai, gal išauks kokie 6. Grįžo meškinas iš girios, atsisėdo pailsėt. O už lango kažkas kranksi, kažkas burba sau girdėt. Kur gyvena ta rudnosių meškinų visa šeima? Tas meškiukas rudnosiukas ir jo tėtis su mama. O iš kur atkeliavai tu ir koks paukštis tu esi? Nu prašom, sėsk kur nors ant lango. Kas napečionai neši? Labą dieną, tarė varnas, jau nudžiugusiu balsu. Esu mokytojo tarnas, tamstai laišką jo nešu. Iš tikrųjų? Ką galėtų man tame laiške rašyti? Ir pradėjo rudanosis pamažu šiaip taip skaityti. Nuo 1 dienos rugsėjo 1 skyrių atdarau. Savo sūnų rudnosiuką man atvežti įsakau. Dar visi viščiukai miega. Kas ten skuba takučiu? Šviečia mėlynos kelnytės ir krepšelis ant pečių. Tai pradėjo rudnosiukas į mokyklą bėgt kasryt, su kitais draugais meškiukais A, B, C rimtai skaityt. Niekad klasiai nesibels jis, su draugais vilkais nestauks. Iš meškiuko rudnosiuko
tikras meškinas iššauks. O gerumas, o gudrumas, negali atsistebėt ir su mokytoju moka jis gražiai pasikalbėt. Sako, mokytojau, kalba mano skyriaus mokiniai, kad skaityti jums nereikia, skaito jūsų akiniai. Bet jei aš juos užsidėčiau, ar skaitytų už mane? Kol raidžių dar nepažįsti, tarė mokytojas, ne. Vakare, kai tėtis miega, kai visa šeima namuos, eina gult ir rudnosiukas. Ir šiltoj, minkštoj loveliai klauso pasakų mamos. Klauso pasakų ausytės, mato akis pro miegus. Skrenda, skrenda angelėliai, nešdami vaikams sapnus. Pabaiga.